nežinau, nuo ko dabar čia man pradėti. Apie abu galiu bele ką aš pakalbėti. Tad nuo mašinų geriausia būtų čia pradėti. Pradėkime apie jų bilietus jau kalbėti. Jie tikri mašinų entuziastai, bet kartais nutinka, kad tai tik pirikūpus pastai. Tikiuosi, rokai tu tokių nebūsi ir žmonėm į akis dūmų gi nepūsi. Laurynas, jisgi tikras kaimo vyras, prireiks pagalbos, jis prie traktoriaus padaro visi kabinasi iš raumenų. Matosi, kad puikiai jis vaidinas. Nuo pat mažiams su roku dramų netrūko, nežinojom kur dėtis, nes prie barbių bernų panom pritrūko. Atėjus vasarai išėjom prieš nemeskabyti, neįmanoma gi viso to pamiršti. Laurynas atsikraustė kiek vėliau, aš jį pamatė šiek tiek net nustebau. Įdomu buvo, kaip mes gyvensim anksčiau gaujų karai ir tos palievos bereikšmės. Rokai, ar pameni, kai žaisdavom šeimyną? Dažniausiai aš atstovaudavau šeimynos vyrą, bet tikrai nebuvai prastesnis, apie tave labai gerai galvoja mano tėtis Laurynai. Ir tavęs tikrai mes nepamiršom. Ar pameni, kaip lietilės kojant Rolandas koją tau pakišo? Net neklausk kažkur, visą tai žinau. Turiu daug akių ir viską aš matau. Rokai, dabar vėl apie tave. Ar pameni, kai tinklinį auksą tu laimėjai finale? Už italus žais buvai pakviestas, bet pasaulis buvo karantino gi paliestas. Kalbant apie karus, aš netikėjau, kad Laurynas geras draugas man dar bus. Prisimenu tos laikus, man darosi juokinga, bet bent jau mūsų vaikystė buvo turininga. Istorija jūsų yra labai turtinga, mums tikrai patinka matyti jūsų veidelį to laimingą. Tikiuosi mums mūsų repas gi patiko, nebijokit, tai ne pabaiga, pasakiau aš gi tarp kitko. Labai tai keista, bet aš roko nesu matęs pikto, visada su šypsena jaunuolis, o kad jūs tik pamatytumėt, koks prie tinklo yra jo tas šuolis. Repuoti apie sportą gi banalu, tad galbūt prieikime prie butelių. Nesenai savalintų laipsnių mums pritrūko, ačiū Dievui jubiliatai nuo savo fondų jau nusuko. Kaip gerai yra turėti tokius kaimynus, bet mane nupurto praeitą penktadienį prisiminus. Tad tikiuosi pasirodymas jums patiko, linkiu aš jums sunkaus vakaro, lengvo ryto. Mylim jūs berniukai ir turbūt jau iki kito.